4 diena. Einu į mašiną. Gavau pirmą užsakymą. Tai va. Kaip ir jau simbolinis dalykas, pažiūrėti, kiek minuso rodo. O, 10,5. Šalta, tikrai šalta, normaliai. Jo, blemba, tą mašiną gal reiktų nusiplaut, kad nors nuo tų druskų. Bet tokie tie orai, kad net nelabai norisi ir plaut kažką. Gavęs buvau Žaliakalnį, tai... Reiks važiuot kokią minutę, biškį palauksiu. Šiandien dirbsiu trumpiau iki 2 valandos. Bandysiu... Biškį reikalų atsirado, tai šiandien tokia jau nesigaus kaip diena darbo. Bet iki 2 darbo kažką išvešiu vis tiek, bent kad minimaliai būtų. Parkuojamės. Parkuojasi žmogus. Kolega parkuojasi. Dažniausiai gaunamas Bolt Marketas ryte. Turbūt dėl to, nes arčiausiai gyvenu. Tai irgi toks centinis už 2,7 gal ar 2,5 kažkas tokia. Jo, gerai. Sienų. Galima varyti. Kažkaip... Šiaip tai lengvas maišelis, skaičiau, šį pagal žiūrėjau, tai daugiau turėjo būti, kaip atrodo. Vakar nusivaliau langus grįžus, čia toks užšalęs sluoksniukas matosi. Mašinų šiandien žiauriai daug irgi. Ryte tai reikėjo palaukti užsakymą šiandien 10 minučių. Vakar tik įjungiau, gavau, užvakar irgi. Tokia daug dienų buvo, kai tik įjungi ir gauni iškart tik ten. Bet va, kai reikia palaukti, jau iškart toks nusiteikia, kad jau rytas, ne kažką. Kad ir 10 minučių, bet daug iš tikrųjų. Nu, 5 aukštas, nepasisekė. Karto pirmas užsakymas ir į 5 aukštą. Gal ir gerai, kad šiandien mažiau dirbsiu. Pirmas užsakymas pristatytas, tai ką galiu pasakyti, kliento laukiau dar 2,4 vertė. Klientas, kaminau duris, tai irgi girdžiu, kad yra kažkas namie, bet nieks neatidaro durų. Vaikšto girdžiu, tai palaukiau kelias minutės, vėl paskambinau, po minutės atidarė gal. Gerai. Bloga pradžia gal bus gera pabaiga, tai... Bet varau iš čia, iš tų Savanorių prospekto. Reikia varyti Šilainius ir ten bandysiu kažką padaryti. Šiandien jau kiek gausis, tiek gausis.
gavau Hesburger Mega. Ir mėlynam, pavyzdžiui, dabar net neparašyta, kuriam aukšte rast. Šiaip intikė irgi žiūrėjau, tai tik fotkės yra, bet neaišku, kur vis tiek. Tas erzina, kad dabar reiks eiti ieškot. Nors tiesiog galėtų būti parašyta, kuriam aukšte, bent kuriam aukšte gali rasti. Žinočiau, kur parkuotis, ką daryti. Nes yra skirtumas, pavyzdžiui, pirmam aukšte tikrai ten gal ramiau gali rasti tą vietą. Bet antram aukšte jau reikia pavažiuoti, iš tikrųjų reikia pasigalvoti. Tai vat, žiauriai keista. Kaip visada. Geriau turbūt iš laikiklio negu tiesiog filmuojant. Kažkaip stabiliau. O, žalia. Ir žmogus berkeliai. Žmogintis. Už 295 ir net nežinai, kurioje vietoje, kur ieškot. Ir taip yra ant daugelio restoranų, bet net neparašyta, kur tau rast. Elementariai kažkokį tą orientyrą galėtų parašyti. Nes pakeitę ant tų pačių pagrindinių, ten čili picų, ten ant katpėdėlių, tai parašyta jo, ant Manamyvo irgi. Bet ant tokio, kodėl neparašyta? Nes dabar elementariai aš gaištu laiką, kiti irgi gaišta, tikrai nes, tikrai nežino, ir tie užsieniečiai, pavyzdžiui, aš tikiu, kad nežino. Kiek suprantu, man atrodo, negalima per mėlyną paskambinti į restoraną ir paklausti, kur jis randasi. Per žalią galima. Per žalią kažkada skambinau, tai taip žiauriai piktai atrodo, lyg kažką būčiau blogo žmogui padaręs. Irgi. Tai ką tu nežinai, tai ten stoty. Tai aišku nežinau, tai ką man padaryti, tai aš dėl to ir skambinu, bet nežinau. Toks malonus bendravimas tiesiog gaunasi. Ir neapsikrauti. Žmogėlis, žmogėlis. Su vietom, kaip visada, problema. Kažkas išvažiavo. Jo, yra viena vieta. Jo, yra. Nes irgi būna dega, bet nėra vietų. Tai radau vis dėlto. Antram aukšte buvo Hesas. Teko biškį paklaidžiot ir kažkaip po to atsiminiau, kad ta lenta yra. Tai pasižiūrėjau ir vis dėlto jo antram aukšte buvo.
maistuką žmogui paduot. O. Susilašinam, nes kai tiek vairuoji, tai reikia biškelį. Sicilija pica gauta. Ikei bus turbūt netrukdyt žmogui. Nematau kol kas. Ai, va prieš mūsų. Ką reikėt paimti? Kaip važiuoju pro čia ir dažniausiai gaunu tą bernelių užeigą. Populiari turbūt jinai yra. Persistyti biškį. Kažkas darys išlupo. Čia yra visai geras. Arba ne. Tai bairis. Gal čia ir statyti, kad ne. Po to važiuoju kuo arčiau, galvoju, bus arčiau vieta, nėra arčiau, vėl grįžti. Belenkiek. Ir ant galo vis tiek čia pasistatai. Paskutinis atsakymas. Blemba, kaip šalta atrodo tam lauke. Iš tikrųjų reiktų jau pirštinės pasiimti. Šis tokiais šalčiais tai apsirgti turbūt lengva yra. Eik, tu savo koks vėjas. Ką tik iš to paskutinio užsakymo grįžau. Tai minus 9 ir dar vėjas. Tai užtenka 100 ar 200 metrų, kad normaliai visas veidas apšaltų. Tai viskas, apie 2 valandos dabar yra ten be kelių minučių. Uždirbta 3-5. Tai kaip ir užtenka čia šiandien. Ten viskas laisvadienis, galima sakyti. O rytoj, kas jau rytoj penktadienis, tai rytoj jau daugiau gal reikalų bus. Nu taip atrodo, daugiau reikalų iš tikrųjų man nesiskiria tos dienos, pirmadienis ar penktadienis ar šeštadienis. Kartais pirmadienį daugiau padarai negu ten šeštadienį ar ten sekmadienį. Tai žodžiu, tas savaitgalis ten nieko per daug ir nesako iš tikrųjų. Kas čia darosi tam lauke? Kaip šalta, nesveikai. Nu ką, kuriam. Kiek čia to minusų? 10,5. Gavau pirmą užsakymą iš Bolt Marketo. Tai jau dar minutę pašildau ir varysim. 4 diena, kaip ir darbo baigėsi. Tokia paprasta tiesiog diena, sakykime, viskas.
Šiandien kitaip pafilmuosiu. Šiaip buvau su full vaizdu filmuodavau, bet šonai kažkaip būdavo, ne šonai, aš viršaus ir apačios būdavo kažkokius juodas, tai dabar pabandysiu 16:9, gal pasitaisiu šitą situaciją. Būtų gerai, kad susitvarkytų. Tai ir pūga, ir vėjas, ir šaltis, viskas viename, tai šiaip jutiminė rašo 19. Iš tikrųjų, tai... Biškį langą pamiršau nusivaryti, ar galėjau. Nusipūs kažkiek, pravažiuosiu kažkiem. Bet tai kaip pūgelė, eiktų savo. Pašilo pusę minutės, jau galima važiuoti. Tikiuosi šiandien darbo bent bus daug, nes tik įjungiau 10 iš karto gavau. Vakar 10 minučių laukiau. Šiandien laukti nereikia, bet kai toks oras, tai aš įsivaizduoju, kad turėtų būti. Aš sakau, gali snigt dėl manęs čia varytom pūgom. Man svarbu darbo būtų. Nuėjau paimti 3 maišai, buvo, net nesitikėjau. Mačiau irgi, taip smagiai bus pasivažinėti į centriuką. Sukame. Nepasižiūri, tai po tavo problemą iš karto. Žiauriai keista, kad iš Dainavos į centrą gauni už 4 eurus, susakė. Dar per tokius orus to labiau. Pašilo. Visi bijo, atsargiai nori. Pristatytas, tai įspūdžiai po pirmo užsakymo -2 eurai už parkingą. Vat įspūdžiai jo, tokie nesąmonė tiesiog kažkokia. Kaip ir parašęs, kad kažkur kažkoks parkingas yra, bet irgi šlagbaumai visur, tai žodžiu, tipo, toks irgi neaišku, skambinti, neskambinti, nes, varau šitą rajoną. Čia judesys.
vieta, labai arti, pasisekė, kad arti radau vietą. Labą dieną. David. Ačiū. Visokiu. Pristatytas. Ar eisit ir eisit. Žmonės prisirengę savo. Neblogi visai užsakymai. Paklausa didoka 1,9. Tai čia jau didelė skaitosi, nes šiaip būna 1,1, 1,2, 1,3, nuo tokios. Tai tikrai dabar pats tas momentas gauti geresnių užsakymų. Tai va galėtų pabūti tikrai šiandien dienelė. Greičiau ir uždirbčiau. Nežinau, ar šiandien gal ir ilgiau padirbsiu iki 10 kokių. Gal pavyks. Reikšmės sankryža. Kažkaip nelabai mačiau dar. Kaune, bet pasirodo yra. Į darželį susakė žmogus. Einu padot. Linksmoji gatvė. Labai linksma. Skaitosi, nusivaliau langus. Dar blogiau atrodo net negu buvo. Smagu dirbti, kai darbo yra ir geriau užsakymai dar.
važiuojam ant 30. Nieko sąlygos nėra idealios, tai nieko blogo čia nėra. Aišku, dabar jau nusibelsiu, nes gavau tuos gorila burgerius tenos gatvėj, tai dabar jau pradės mėtyti jaučiu tos savanorius ar ten centrus kažkokius, na, bus smagu. Šiaip bandžiau Šilainėse dirbti visi ir atmesdavau tokių ir geresnių užsakymų. Nes mačiau, kad numestų tai į tokią vietą, kad tikrai smagu nebūtų. Atvažiavęs, bet dar nepadarė. Visada tai būna, jeigu didesnė paklausa, tai dažniausiai nepadarytų užsakymų žiauriai daug ir tenka laukti labai ilgai. Tai tas ant to gaunasi realiai su uždarbiu. Aišku, kad tau važiau biškį dirbi, daugiau laukia, tai vėl kažkaip gal laukimas. Gal tas laukimas ir geriau kažkiek negu dirbt. Bet faino tokios sąlygos. Labai geros. Čia kažkur naujai pastatytas pastatas. Nežinau, va, turbūt šitas. Neaišku, čia nieks man. Nuvežti 4 užsakymai, tai kažko blogo ar neatsitiko. Viskas liuks, iš tikrųjų, šiandien viskas liuks. Dirbasi gerai. Dabar laukiu 5 užsakymo iš Gorilas. Vėl. Ne, čia labai toli vežti už beveik 5 eurus. Net keisti, dabar jau yra 2:30, aš net nepastebėjau, va, tas laikas tik ir nėra. Tai gal ir gerai, kad kai dirbi, taip greit laikas. Jau žiauriai nedaug veždavo, kokį kilometrą su biškiu. Tai va, einu ieškoti kliento kažkur. Gavau į Akrą. Pirmą gavau užsakymą, tai už 5 eurus neėmė už šokolą. Tada antrą beveik už 8. Tai jau paėmau mes ten ir vežti ne centre bus. O šitą dabar einu pasitvirtinsiu užsakymą ir į tualetą dar nueisiu. Lengva spustelė. Atsidaro. Kai vieną norisi, tikiuosi numerių nereiks persivalyti. O, atsidarė. Atvažiuoja žmonės. Norim į Čerlį labai. Čerliuką pavalgėt, skaniai kažką. Biškelį. Lenkimą daro.
Nu, lenk. Akropolis pristatytas, tai 7 užsakymai pristatyta, uždirbta kem eurų. Aišku, jau 2 valandos yra, ne, pusė 2 yra. Ką tik išmetė, kad labai stipriai sninga ir daugelis yra, kaip miestų, yra užpustyta, tad atsargiai važinėti ir išvis vengti eismų. Bet mes dirbsim šiandien, dirbsim, visada dirbsim. Nes jo, išmetė, tai reiškia, kad ir čia, čia irgi žiauriai varo tą sniegą. Dujos 25 eurai. Išminusuojam. Jau čia visur savarysiu. Daug važinėjasi, daug tą mašiną dirba. Plius dar tie šalti tokie orai, tai blogiau nebus. Žodžiu, tokia brangi Viada ir neturi šito paleto, nes brangus kuras žiauriai. Kokį kol užsakymą padarys. Kas daros? Aišku, laukia kokį pusvalandį, net jau snigo langus. Toks jausmas, reikia šiupelį vežiotis mašinai. Į ligoninę. Dar pralaukiau šio 5 minučių beveik. Tai net nežinau. Ar čia pažymėta kažkaip irgi įdomiai. Na, čia kur čia reiks eit. Keit ieškot. Užtenka tiesiog tašką padėti mapse. Nežinau, ar taip sunku tiesiog ir aš pats nuo tų taškų, aš tikrai susakinėjau valgyti, aš tų taškų pridėjęs N. Ir žinau, kad eina padėti tašką. Tai noro reikia. Nes dabar, irgi aš sakau, aš esu pažymėtam taške, kur mane atvedė ten ir ten. Net tai jums ten reikia kitur, suprantu, kad kitur. Bet jeigu pažymėtum tašką, tai mane net būtų privedę, turbūt prie ten. Tai uždirbti tai im 3 yra po 9-15, kažkas tokio. Biškį apšilau rankas, bet net skauda. Tai ir viskas, ką žinau. Šiandien tokia diena, jo, jinai sunkesnė. Aišku, buvo galima uždirbti tikrai daugiau. Ta prasme, čia aš laukiau šiandien, kokį 3 užsakymai mane tai pristabdė. Kem, 3 minučių, tai palauk, tenka ir viskas. Pusė 9 diena, tai vakaras ir penktadienis. Tai rytoj šeštadienis irgi pranešė sniegą, čia dafiga to sniego. Turbūt rytojus diena jau bus kitam vidos, einu savo, kai slidu, bet parėjau čia link Nuokalnės gatvės nuo to tilto. Nežinau kaip šiandien. Ligonis, supranta, kas supranta, tas supranta, kas nesupranta. Tai tiesiog ant paklausimo. Ir jeigu jau dažiūrėjai iki šitos vietos, tai užmesk laiką.